Labą dieną, aš esu Monika Bičkauskaitė, Kauno Jėzuitų gimnazijos 1 klasės mokinė. Esu naujokė šios gimnazijos bendruomenėje, tačiau tikrai nesu naujokė šio pasaulio bendruomenėje. Todėl puikiai žinau, kad patyčios yra vienas skaudžiausių šių dienų problemų. Tačiau mes visi galime ją išspręsti. 2006 metais sausį Vilniuje iš 9 aukšte esančio buto balkono iššoko 14-metė. Savižudė, patyrusi daugybę sunkių kūno sužalojimų, mirė greitosios pagalbos automobilyje. 2007 metais sausį dėl bendramokslių patyčių nusižudė Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos 4-tokė. 2008 metais bendraamžio egzekuciją patyrė Jonavos rajono Upninkų pagrindinės mokyklos 7-tokė. Būrelis merginų ją užpuolė ir sumušė bažnyčios altoriuje. Manau, mano ką tik minėti įvykiai sukrečia kiekvieną iš mūsų ir leidžia mums visiems suprasti, kokia tragiška yra patyčių problema. Tikriausiai visi suprantame, kad patyčios tai tyčiniai, nuolat pasikartojantys veiksmai, kuriuos siekdamas įskaudinti, įžeisti kitą žmogų, sukelia psichologinę ar fizinę persvarą turintis asmuo. Patyčios, kai žmogus yra stumdomas, užgauliojamas, atstumiamas nuo grupės. Puiku, kad pasaulyje yra vykdomos efektyvios programos, kurios kovoja prieš patyčias. Šiuo metu Lietuvoje veikia daug tokių programų, pavyzdžiui, Nustok tyčiotis, Be patyčių, Olviaus, kuri pasiekė išties stulbinančių rezultatų. Pasaulyje nuo 30 iki 70% pamažėjo patyčių mokykloje. Pagerėjo ne tik mokinių tarpusavio santykiai, bet ir santykiai tarp mokinių ir mokytojų. Tačiau labai svarbu brėžti tai, kad visos mano minėtos programos į patyčių problemą atkreipia ne tik mokinių ir mokytojų dėmesį, tačiau ir tėvų, ir visuomenės, taip siekdamas pažaboti patyčias visoje bendruomenėje. Svarbu, jog šių programų metu ypač didelis dėmesys yra kreipiamas į jaunuoliams būdingą elgesį paauglystės laikotarpį, hormonų audras, mąstymo modulį. Tai yra pamatinį patyčių židinį. Šios programos griauna besityčiojančio asmens kietumo stereotipą, pateikdamos mums aiškių psichologų įrodymų, kad besityčiojantys žmonės turi rimtą problemą – nevisavertiškumo kompleksą. Be to, antipatyčinės programos nesiekia padarinių ir pasekmių įgyvendinti bausmės būdu. Atvirkščiai, jos siekia su šaknimis išrauti problemą, jos siekia žmonių sąmoningumo ir atsakomybės už savo veiksmus. Patyčios yra problema. Jų toleruoti negalima. Taigi aš manau, kad mano minėtos antipatyčinės programos, turėdamos savo aiškius tikslus ir žinodamos, kaip juos įgyvendinti, veda mus visus, bendruomenės narius, sąmoningumo ir bendruomeniškumo link.